Tai jau antram aukšte galim laistyti. Jo. Užlipam į antrą aukštą. Ir slydės kokias turiu, bet. Davai. Einam pjaunam. Gerai, einam pjauti intarpus. Va, direktorius reikia. Dėl to ir nenufilmuojam daug kadrų, nes neleidžia. Bet va, turim jau šitų vėl pasidarę skersinių. Eisim išsimėtyt, kad nevažinėtų ir dar subiveršim po to ant galo. Šitokiais iš pačios, kad laikytų skaldžiūną. Tai va, judam dėlioti. Žvarbu ir vėl purvas, bet kadangi susikėlėm visus balkius, sukelti balkiai reikia juos galus apsukti, tai suksim su pamatinė juosta, apsuksim, kad negautų tiesioginios drėgmės ir panašiai nuo blokelių, garavimo visokio ir panašiai ir nesidarytų puvimas. Tai apsuksim tokią juostą. Tai jau dabar jums metrą apsimatuosiu, tuoj atvažiuos ir pagalbą prikelt, nes šiandien kaip ir vienas. Bet pasiprašiau, padės. Tai reikia juos visus apsisukti, tada reikia blokelius visus sukelti viršų. Plokštės pasidėliosim, kur turim likusias. Kažkur va čia tai pasidėliosim plokštės, susikelsim blokelius. Ir po to paliksim jau tik mūrinimui. Nu ir dar tą palangę reikės užsidengti skylės. Tai nupirkau irgi putos specialios tos, užkirto pavadinimas, kad nebėgtų į vidų vanduo ir po to užsisandarinsim, kadangi be langų per žiemą stovės, tai kad neiššaudytų, kai šals. Tai tiek. Nu dar ir čia reikia išsikrauti, plempa, pilna mašina dar. Atvežiau mūro mišinio dar, bet jau čia kaip nors. Tai va, imamės pirštinės ir laukiam pagalbų, bet nuo metro dabar dar reikia. Kitokio neturiu šioj minutėj, tai pasiėmėm tokį, 20 metrų. Ką matuojamės, pasiektim 5 cemus, suksim aplink ir prišaudysim. Tik va dar išsiaiškinsiu, kaip į aparatą teisingai šitą sudėti viską. Kniedės. Vsio, judu matuota. Va, darbininkas vienas. Keliam rankom. Ką, susukęs lepės. Dar vienas pabėgo. Nu va, kiek 20 blokelių užsikėlėm. Dar paskutinės liko. Užsikėlėm, tai paskaičiavom, kad 2 eilėm kažkur gal pavyks. Dar reikės dasivežti. Lyja belė kaip. Šlapia belė kaip. Bet reikia pasidaryti. Vsio, varom. Atminčiai.
trauk. Abudu kelsim. Kampą reikia atsukti. Ne, taip jis eis. Tik tą vidurį ištrauk. Ne, pakišiu. Mes vyšim, ten turim per viršų, nudaik po padoj. A, nu tai davai, netamės. Žiūrėk ten. Surišimai. Nuimam tokius surišimai. Įrankį, aišku, net labai gerai taip rišasi. Viena ranka parodysiu, bet taip. Va. Ir vinioji, čia kampus tik tai surišta. Opa. Opa. Tokius lamus 90 kampų padarėm, va. Surišti viską. Ir tai laiko.
galima bus lieti jau. O, tokias naudojam. Veržlio, poveržliam. Šitą nieko, pasakoju žmonėm. Ir va taip pat dedam. O, opa. Tvarkingai, nes jeigu pirk gaunasi vis jau paruoštą tokį, tai 3 eurai nepilnai, o čia gaunasi vienas gavosi apie eurą 2 gal. Tai va, taip susistato, po to užsiliesa ant jo mausės, po to murlo tas vadinamas balkis dar, ant kurio jau stogas remsis. Pragrėdžiam armatūras, čia kad būtų pamatėlės pirties pečiui, židiniui. Reikia sutvirtinimas, kad stabiliai ant ko stovėtų, tai dar čia reikės išsibetonuoti. Lembalyt pradėjo, reikės slėpti daiktus, elektroniką visą ir žiūrėsim, kiek šiandien spėsim padaryti. Pasitraukia, tai apsėklis. Blemba, kokio jis dydžio, eik tu načiat. Kokio jis ilgio. Nuo ten kažkur tais. Ir dar jis traukėsi. Čia girdi, kaip atrakcionus. Eik paimk už stumburą, kad žinotų aukštis koks. Nu, atvažiavom, kadangi va blokelį liko nepanaudoti, nedarėm stogo šiemet, eilės ir visa kita, nespėjom tiesiog, tai palikom viską pavasariui, tai kad plevelės netiest balkių, norisi biškį išsaugot balkius, tai vis tiek labiau, tai užtiesiau tą tokį, kur prieš mūrijimą dedama ant pamato. Nes kadangi jeigu tiešiu visą plevelę, tai ir nesaugu, dar užlipęs pamirši, į tarpą koją dėsi, sniegas kaupsis, bangos išsiplėšęs čia žodžio. Tai prišaudžiau tiesiog šitą pamatinę juostą ir marinuosim iki pavasario, kur po to sportuosim su stogu ir vidaus įrengimu. Tai pasidarėm ir pamatuką ten apačioj. Pasidarėm pamatuką pirties pečiui, dar neįsimūrijom dar tik tai židiniai, kur bus kitoj pusėje. Nu, bet viską pasidarysim, čia svarbiausia. Nu, čia išnaudojom, kas liko iš to betono, kaip įlė mum į žiedą. Tai tiek, tai gaunasi su šitų visų reikalu. Šį pavasarį mes kaip ir Šį pavasarį, sakau, šią žiemą mes ir užsibaigsim savo projektų laidas ir šausim į pavasarį, kai prasidės stogas ir visa kita. Tai ačiū, kad žiūrit, pasubscribinkit, pafollowinkit. Čia tas pas, nu, tik kitur, gal tik tokia kažkur. Ir aišku, būtinai laiką paspauskit ir varpelį. Ačiū jums, o mes varom draskyti savo purvynas ir važiuojam kitur. Iki.